ypač jeigu jos yra nereaguojama. Taip pat norėčiau pažymėti, kad na taip, aš jau minėjau, kad yra nemažai liudijimų, kad iš tikrųjų yra atsisakoma registruoti net ir žymiai akivaizdesnius incidentus. Tai yra, pavyzdžiui, išpuolis rasinių pagrindų dėl odos spalvos. Iš tikrųjų yra nemažai liudijimų jau susikaupę, kad policijoje buvo atsisakoma registruoti tokį incidentą kaip tokį. Būdavo visą laiką ieškoma kažkokių papildomų aspektų, pavyzdžiui, plėšimas, chuliganizmas, kas nors žodžiu. Yra tokia tendencija ir apie ją reikės galvoti. Taigi, neapykantos incidentų nusikaltimų tendencija vis dėlto šių apraiškų dažnėjimas Lietuvoje neatsispindi statistikoje ir tai nėra gerai. Toliau norėčiau paminėti tai, kad taip pat valstybinių institucijų atstovai, ypač policijos atstovai, civilizuotose šalyse būtent labai aktyviai dalyvauja visuomenės kampanijose, viešumo kampanijose skirtose pakantumo, demokratijos ir taikaus sugyvenimo principų propagavimui. Ir netgi konkrečiai dalyvauja tokiuose iniciatyvose kaip aktyvūs rėmėjai ir netgi iniciatoriai, nes, kaip žinote, policijai net ir šiomis dienomis, kai visi kalba apie baisę krizę, bet iš tikrųjų labai didelę dalį jų biudžeto, ne tik policijos ir kitų institucijų, sudaro vadinama prevencinė veikla, kuriai skiriamos palyginti proporciškai milžiniškos lėšos, bet daugeliu atveju ten užsiimama labai neveiksmingais dalykais. Aš manau, kad taip pat ilgainiui šitas turės keistis ir turėtų būti investuojama į prevenciją ir darbo su bendruomenėmis žymiai daugiau. Pagaliau aš norėčiau paminėti tokį gana naują dalyką net ir vakarų šalims, bet jis darosi aktualus ir Lietuvoje. Ir konkrečiai kalbant apie šitą incidentą, tai yra persekiojimo iš neapykantos sąvoka. Pirmieji baudžiamąsias sankcijas už tokį persekiojimą, motyvuojama neapykantos ir panašių motyvų, įvedė amerikiečiai dar 90 metais. Vėliau jų pėdomis pasiekė daugelis kitų šalių. Šiuo metu Europoje tokią veiką baudžia daugelis šalių, Britai, Olandai, Belgai, Vokiečiai ir kiti. Ir persekiojimo kaip nusikalstamos veikos ypatumas sudaro tai, kad persekiojimo poveikis yra kaupiamojo pobūdžio procesas. Žodžiu, tai nėra kažkoks momentinis aktas, veiksmas, bet tai yra laike ir erdvėje nusitęsęs dalykas. Tai apsunkina kvalifikavimą tokios veikos, nes aišku, kad seno raugo pareigūnai ir teisėsaugininkai yra pratę prie tokių punktiškų momentinių veikų kvalifikavimo, tai yra apiplėšė, primušė, dar kažkas, kas vyko vietoje vienu metu. Šičia yra šiek tiek sudėtingiau, bet yra suvokta civilizuotose šalyse, kad būtent tokio pobūdžio veikos privalo būti identifikuojamos, kvalifikuojamos ir teisiškai baudžiamos, kai jos pasiekia pavojingas ribas. Ir iš tikrųjų mūsų kodeksuose yra terorizavimo sąvoka, bet jinai yra apibrėžta gana labai keistai. Aš konsultavausi šiuo klausimu Teisingumo ministerijoje ir mane patikino, kad būtent tas terorizavimo straipsnis jis yra taikytinas tokiais atvejais, bet praktika rodo, kad iš tikrųjų jo pritaikymas yra gana problemiškas, bet to nėra susiklosčiusios jokios praktikos. Apie tai irgi reikės galvoti, nes tai, su kuo mes čia turime reikalų šiuo atveju ir kitais atvejais, vis dėlto galima konstatuoti, kad mes jau susidurime su persekiojimu dėl pažiūrų fenomenais ir būtent mūsų institucijos ir teisėsauga turės išmokti kvalifikuoti ir reaguoti į tokius reiškinius.